Labą dieną, Vilija, dar kartą. Ačiū. Už labą dieną, ne? Tai žiūrėk, vedu šiandien susitinkau Plungės Vakų biblioteko. Jo. Susitinkau vedu dėl to, kad Plungės biblioteka sumanė tokį gražią laidą, tinklalaidą daryti, skaitavai gyvenu. Aš tavam pasikviečiau čia ne šiaip savo pašnekinti, kad pasislygėtų gavom fotelį minkštą. Čia tokio jaukio, gražio biblioteko. Aš pasirinkau tavam pasišnekinti dėl to, kad tu esi biški toks vaks, kaip visi kiti. Tu esi beprotą, mėgstuojant skaityti vaks. Ane? O gal tu žina, Viliau, bet kiek tu jau laik skaita? Kiek jau metų skaita? Arba kiek tau metų mama skait? Tu pats skaito dabar, neseniai išmoka skaityti pats. Jo. O kiek tau metų jį pasakyk? 6. O iš kur tu atvažiavo, pasakyk? Iš Atėjų. Iš Atėjų, kad atvažiavo. Ir jau skaito visus metus laik pats, savarankiškai. O anksčiau kas tau skaitė? Mama su tėčiu. Aha. O paskiau jau pats norėjau pradėti aniems skaityti pasakas vakaras. Pasakas aniems vakaras. Matau, kaip įdomi. Dažniausiai būna, kad tėvas skaito kakams pasakas, o čia dabar Vilius tėvams. O tai dabar pasakyk, katras pirmas užmigdavo pasiklausydams pasaksą. Mama, tėtis. Nu, kad aš jau skaitydavau, tai tėčiu užmigdavo. Pats pirms? Jo. Aha, o paskiau jau mamą užmigdydavo. Jo. Ir pats paskutinis bepadavo gulti. Be užmerkdavo akis. Sumigdydavo tu Kad stėk. aš knygą pats skaitydavau dažniausiai. Aha, o tai nebūdavo, kad tie, kad tu skaito knygą, dalai, kad ten nemažo puslapį. Tu paimte, smarkę, trakšt puslapį, užleidži į padėtį. Ne, skaitau iki galo. Iki galo. O jeigu tu, pavyzdžiui, Viliau, skaitytum ir jau, žinau, kad tu tikrai neapsuspys visus knygėlius perskaityti. Ko tu tausik dara, te pat lenki lapą tep šito ir užvertė, tu da kažko į knygą įdėdi tokį. Nu, tokį kaip padėti. Aha, tu įdėdi. Ons vadins skirtoks. Jo. Aš tau kažką metas duvanu į biblioteką, tu skirtok. Tu gali įdėti knygą, ne? Jo. Tai va, bet tu tiek turi mus tą sanuą, neturėjo mūsų. Nu, mes, kai buvom ten didvyčiaus darželį, tai irgi biblioteka ir mes gaminomės piešėm skirtoko. Patys, o kur tu buvo pripiešęs ant to skirtoko, gal atsimeni? Seniai mes mėgėjom. Tai nauji metam daryt greičiausia, ne? Tu skirtoks. Save miltėtsumą. Tai va, dabar tu man papasakok apie savo mėgstamiausias rašytojas knygas. Aš žinau, kad tavo mėgstamiausias rašytoja ir Lina Žutautė, kur rašė kakis makis knygelės, ne? Tai va, papasakok, dėl ko tavo nors, pavyzdžiui, būtent patinka. Ko vanos patrauk, dėl ko tu nori skaityti. Vis laik jau laukia, kol biblioteko pasirodys nauji, arba jeigu Atėjų visą nėra, atvekė į Plungį pasiimti. Skaityti iš čia iš bibliotekas. Nes todėl, kad kakį makį labai daug kažko sugalvoja protinga, kadangi aš irgi esu protingas, o labai janų minčių gerą pasisemti. Mes tava mėginom prisiminti, kad ta kakį makį ar nus toks vardas buvo? Ne. O koks ar nus vardas buvo toks? Nu, tavo nebeprisimenu. Iš raidės. Su karolės susėjus. Toks vardas buvo. Karolina, sakėme, ne? Buvo pagrindėta kakį makį. O dar kokie buvo? Kas tada tų knygų buvo, kokie veikėjai? Kas tada tokie buvo? Nu, buvo tėtis. Aha, o kom vardu gal atsimeni? Algis. Algis. Va, o mama? Turėjai? Nu, jo, mama. O kom mama vardą? Irgi nelabai prisimenu. Aha. O turėjai kokių nors kiškį, triošį, žovį, kokių tau myliam personažų dar kažkokį? Šunioką. Šuniok turėjai? O kom vardą? Čiūčia. Čiūčia buvo, aha. O paskiau į katinus pirk. Aha, bet, žinot, ko aš visiems veisėtojams dabar labai noriu papasakoti per savo 20 metų praktiką patirtą pirmą kartą įspūdį. Įspūdį su santykė su Viliu. Mes gavom knygelės, kakis makis naujas ir atžygiavo Vilius su mama Simona iš Atėjų biblioteką. Ir pamatė, kai naujų parašyti, aš nebeatsimenu, kaip bebuvo ta knygelė iš paskutinių, kakis makis, tos Linos Žutautės knygėlių apie kakį makį. Ir aš atsimenu, kad Vilius pasigrobė to vieną knygą ir su tokia emocija, ano pabučioje pasakė, aš tave mylu.
žinokit, sulaukti tokį jausmą, tokį nesuvaidintą tikrą, babučiauju ant knygą, vėliau, žinokit, man nustebina, ir manau, kad nustebins čia ne vien klausytojų besižiūrint, besiklausant mūsų pokalbį. O dabar vėliau, žinau, aš norėčiau sužinoti. Aš dabar norėčiau sužinoti, kuo tu šventi gimimo dieną. Aš šventu vasarą Liepos 3. Va, Liepos 3 bus tau gimimo diena. Ir dabar pasvarstyk apie tokį dalyką. Pavyzdžiui, ir galimybė tau rinktis gimimo dienos dovaną. Pavyzdžiui, aš sakyčiau, ar tu norėtum gauti didelį maišą gumanokų saldainių dovanų, ar tu norėtum gauti naują Lina Žutautės knygą, arba kiek kokį nors įdomi knygą dovanų. Ko tu rinktumės? Knyga, jeigu ji labai įdomi, tai man labai patinka, nes gal pasiemti daug minčių. O papasakok tai dabar, kokiu tu tų minčių tam pasisėmė. Pavyzdžiui, kokiu tu minčių pasisėmė iš kakis makis, ko daryti, ko nedaryti. Ko tu išmoka iš tos knygas, ko ant tavam pamokėna, ko ant tau davė, nes jeigu tu skaita, gyveni, tai tu reiškia mokas iš tų knygų kažko. Jo, kad kakis makis buvo labai didelė tamsa, aš supratau, kad niekuomet nėra tamsus pagrūp, nes yra bus veidėina ir negalės įsiveiguoti. Va, tu supratai, jeigu bus visą laiką dėina, tu niekuomet nepėsi gulti, niekuomet neišsilsysi, nebūsi stiprus, nebūsi išbalusi gyvybingas. O dabar vėliau žiūrėk dar nortais paklausti, kokį dar apie kautą patinka skaityti, ne tik tą Liną Žutautę, o dar koks knygelis. Man patinka skaityti Justinas Marcinkevičius. Aš prisimenu, atėjo Vilius ir sako, man patinka deklamuoti eilėraštį apie grybus. Aš galvoju, paimkė vedu ir padovanuokiau eilę žiūrovams. Jaučiu, kas nebesat gavę, kas nors čia tai žiūrėtoje, dovanų eilėraštį. Aš manau, kad vėliau tu drąsiai padeklamausi. Tonko nemo deklamava. Padovanok tau dovaną, poeziją visiems besiklausantiems. Tai va, Justina Marcinkevičiaus, ko tu padeklamausi? Ei, tai lyja, pinavyja, visą dieną grybais lyja. Visą dieną nuo pat ryto grybai krito, krito, krito. Kai lietus nustojo lyjas, pražydėjo pinavyjos, o miške išdygo grybų 130 sodybų. Šitų grybų pulkaunykas buvo storas baravykas. Jis visus nuo beržo raitė ir grybus nuo kelmo skaitė, o kad skaičiaus nepamirštų, tai skaičiavo juos ant pirštų. Ačiū, šaunuolis. Tai kuo iš tos knygos išmoka? Ko pamokėna ta knygutė tave? Justina Marcinkevičiaus grybų karas. Ko tu ten išanos išmoka, nes kad skaita knygelis įmokas? Kad jeigu esi negražus, tai neskait, kad reikia imti ir užkariauti pasaulį. Pala. O kas ten tų knygelė buvo negražus toks? Tokie grybienį, baravykienį. Aha, buvo negraži. Jo. Norėjai labai dėmesį sulaukti. Dėl anos kėlė karas grybų. Jo, nes man pasakė vyrau, kad ausinė tėtis. Jis sakė kariauti. Taip, dažniausiai gyvenime būn per tas motraškas, būn tai karą visokėje, ne? Tarsi negeras dalykas vėliau. Tai dabar dar žinau, noriu tavęs paklausti. Aš dabar noriu tavęs vėliau dar paklausti, kaip tu galvoji, tau draugus renkantis, jau greit esi mokyklą, ne? Rudenį esi mokyklą. Dabar darom ką daržėlį, pasisakyk, kokį daržėlį. Didvyčių daržėlį. Didvyčių daržėlį lanka. Tai va, žiūrėk, tu jau greit esi mokyklą. Ir kaip tu galvoji, kad tu atėjasi pirmą klasę, susipažinsi su naujas klasės draugas. Ir žiūrėk dabar, kaip tu rinksi savo draugus. Ar tu galvoji, kad kompanijai pasikveisi skaitončius, besidominčius knygelėm, ar tokius, kur mėgs skaičiuoti daugiau, kažkas gal kitkas gamtą mėgs. Ar tu įtrauktavam, ar tu susipažįsti su draugu, tu klausi, skaitot knygutis. Juk nida ne vienas neskaito tavo metų. Rinkčiaus, kurie jau skaita,
nes tie, kurie jau skaitė, tokie protingi kaip aš, o kurie dar mokos, tai gal biškį pas juos, nes jiems nepatinka mokytis. Žiūrėk, o jeigu tau draugs nelabanam sektų skaityti, jis toks silpniau skaitytų, a tu anam padėtum pamokinti? Išmokyčiau, pradėčiau nuo lengvų knygučių, paskiau sunkiau, kol išmoktų. Aha. Žiūrėk, aš noriu tau atsimeni, aš tau kažkuomet bibliotekų parodžiau tų knygutį Miško istorijos. Įveda apšnekėjo, mano atsimeni, sako, kokia graži knygėlė. Aveda, su tavim šnekėjau. A tau vedžia, manau? Nu, gal su manėm. O gal su kažkur kitu vakar? Nu, nesvarbu, tai jeigu nešnekėjau, dabar pasišnekėjau. Sakau, žiūrėk, tu graži knygėlė, keitų viršėlė. Su kokias gražias paveiksliukas. Bet tu paveizėk, kaip vis tiek sunkia skaityti, tu matai? Jo. Koks sunkus į parašymą šrifts. Įveda atsimant šnekėjau abavėdarbas, o gal su kažkur kitu vakar. Kas sakau, dėl ko tai autorė, kad išleid gražias knygelės, gražiai nuspalvotas, parašo tik sunkio, kad nesupras, a pagalioks ar į raidė. O ką tau sėki, ką tu pradėjai skaityti? Tikriausiai nuo didžiųjų raidžių. Pradėjau nuo didžiųjų raidžių, paskiau mums smurta auklėtojai. Aš paskiau pats ėmiau domytis tokiom knygom, kol ir mažosiom išmokau. O tu buvo te, kad tu skimenim skaitė, ten, pažiūrėjau, K, brūkšnėlis, K, Ma, brūkšnėlis, K. Abu ką skimenim skaitė, aiškart pradėjo. Tai tu gal... Skimenim. Tai tu gal iš tos knygas neskaityk, jau tokios sudėtingas, bet žinau, kad tu ką, Makė nebepasimetau knygėlių. Su mamyt nebeatsivežė tau čia to filmavom. Ai, palaikyk truputėlį, tau knygėlį. Ir tada negal neapskaityk, jau kitą kartą paskaitys tu mums, palikom kažko tam filmavimą pačiu. Pasiruošėm kambarį. Žiūrėk, dabar dar noriu paklausti tavęs tik dalykėlį. Tu esi mokykla. Jo. Jau esi buvęs iki šiandieną Šateikių biblioteko, jau Plungės biblioteko. Kaip tu galvoji, kiek iš viso Lietuvo bibliotekų yra? Man atrodo, kad jį labai daug. Daug. O kon skiriasi bibliotekas? Skiriasi. Pavyzdžiui, Šateikių bibliotekon skiriasi nuo Plungės bibliotekos čia vaikus bibliotekas. Nes studija, kad Plungės bibliotekoje daugiau knygų. Va, tuoj norėjau išgirsti. Pas mūsų kaimo bibliotekos nėra tokios plačios pasiūlos, kad mes tau galėtume į naujausią knygą gal pasiūlyti. Nors stengiamės, parvežam iš Plungės, jeigu reikia. Bibliotekas arba jeigu kas pasiskulinam iš Kretingos rajonų, iš Salantų bibliotekų. Bet va dideliam biblioteko visą laiką galimybė atrasti daug įdomesnių ir naujesnių knygų. O dabar kaip tu paskutinį knygėlį skaitą? Paskaityt, ko nepikau, da paskaitė paskutinį kartą? Paskutinis kartą skaičiau mašinų apie barbarus. Aha. Mašinos skaitė, kaip tu galvoji vėliau, a mašinos skaityti gera? Nu, gal ir nelaba. O dėl ko? Nes turi, kad jį labai garsia. Jeigu skaitys tau, tai tau nepavyks vis laik skaitys to pat žodį, kol akis gal pavargti. Bet akis gal pavargti, bet toks dalykas būn svarbus. Akis reikia saugoti, nes dažniausiai jie labai ilgą skaita, jeigu dar nešveisiu veito, nešveisiu erdvį, jeigu dar mašina kratą, tai bet akis pavargus, tada jau reikės galbūt nešiūti akinius. Aha, bet tu žinai gerą pamoką. O kada tau dažniausiai patinka skaityti knygeles? Dieną, vakarį, kada skaita? Ar tu matau, manau, kad vis laik bet kur skaita, kur tik galim pačiupti knygą? Nu, dažniau dieną, man atrodo. Biškiuk dažniau jau teik, bet toks, on veit laukėlį, bet dieną, man atrodo, dažniau. Dažniau teik. O žiūrėk, be skaitymą, ko tu dar daro gyvenim vėliau? Ko tu dar mėgsti veikti? Be skaitymą mėgstu veikti, skaityti. Skaityti dar. Nu, bet ne, dar, bet žinau, kad tu beprotišką dar mėgsti skaityti. Bet ko dar mėgsti veikti? Kas dar patinka? Man dar patinka mokytis skaičius, žiūrėtis į žuvytis. Žuvytis turi? Aprūdė žiūri žuvytis? Ne, į savo akvariumą. Akvariumą turi? O tai kiek tu žuvyčių tam plaukia tam akvariumą? Dvi. O tu ar vardų žuvytis? Turi. O kokie vardu?
Viena ir Spruogelė, o kita ir Auksiuks. Auksiuks ir Išsprogėlė, kokie geri varda. Žiūrėk, o dabar tum žuvytėm ir galėtum paskaityti gal kokį nors? Vieną kartą buvau pasiims knygutę, bet neskaičiau žuvytėms, bet pagalvos dabarau. Nu, va, tu pagalvok, nu. O žiūrėk, dar noriu tais paklausti. Vien dalykėlį tuo, kiek man labai toks ir svarbus dalykas sužinoti. O kas jūs šeimos skait? Gal močiutė, gal senėlis, gal tėtis, gal man? Iš kur va tu te pamėgotų skaityti? Nu, labai mama skaitydavai, tad galvoju, gal man reikėtų ir kažko imtis. Imtis įskaityti pradėti. Jo. O tau, žiūrėk, perskaito tu knygą, o tau lengvai papasakot, ko tu ten perskaitė? Nu, nelaba. Nelaba lengvai papasakoti. Bet vis tiek tu suprato, ko tu perskaitė? Jo, kartas posi papasakoju, kartas biškai mažiau išklaus, bet papasakoju. Papasakoju, ko tu perskaitė, tai jau gali papasakoti. Tai dabar žiūrėk, vėliau aš tau taip gerą dalyką noriu pasiūlyti. Tai tu mama dabar sakyk, mama, tu jau dabar galėti atostogas. Sakyk, aš perskaitysiu ir tau papasakos visko. Tu gali, sakyk, iš vis neapskaityti jau. A tu nenori tik pasiūlyti, mama pasiūlyti. Dabar dabar net patostogauti, mam tegu neapskaita, Vilius moks skaityti, perskaitysi, papasakojus mama visko. O sugalvojau dar geriau. Tegu mama išen, o mano močiutė nupirk daugiau knygų paskaityti, kad mama nereikėtų iškart pirkti per atostogas. Va, tai man išleid nemažą pinigų knygom pirkti. Knygų perk, bet ne tiek daug, bet vis tiek, aš kartais ir tas pats moku paskaityti. Va, bet tu vis laik bibliotekų gali pasiskolinti knygų, nereik mokėti pinigėlių. Jo, tik svarbiausia yra palikti kokių knygėlių. Jeigu labai ilgą laiką, tai jau gali priekvažinti, bet neskubėti, nes jau kito laiką. Ir va, tu jau bibliotekų toks limituotas laiks jau pasiėmi, tu jau sakai, jau gražinkit, mėnesį palaikykit. Nes laukit skaitytojai eilėje, norės to knygėlį skaityti. Žiūrėk, aš noriu dabar vėliau tau jau etu pabaigą su pokalbiu. Aš norėčiau tavęs paklausti, ar tau gera gyventi pasaulyje? Gera. Nu, tik ko tavai gera gyventi? Nes aš labai darbaujus ir pasidariau pasaus gamyklą, renku šiukšlės. O, tu tą papasakok apie to gamyklą, mums čia bus įdomu sužinoti. Ko tas reiškia gamyklą, kaip tu tą šiukšlės čia rengi? Pirmą aš parašiau savo užrašą Vilniaus gamykla. Paskiau aš pasiėmiau šiukšlės, kuriuos stiglau numus. Ir padariau ein paveikslą, ket stulpelius. Paskiau dar galvoju, gal jie laukia, kokį pamatys pardėlius. Tai tu esi ne tik tas skaitantis berniukas, bet tu esi kaip mokslininkas, tu jau sugalvoji kažkokį projektą modrį padaryti. Jo. Vilniaus gamykla, o tam priimtum šiukšles, kad mes atneštumėm pasaulį? Galėčiau priimti, aš jos priimu. Va, tai jau gal skelbtis internet, kokia erdvė, kad atsidarė Vilniaus gamykla. Aš dar geriau sugalvojau, kam man naudoti elektrą, jeigu mišką įkertam, gali pats per lapą rašyti. Va. Tai nenori, kad miškus skirstų Lietuva? Jo. Nenori. Va, tu dabar vėliau dar, jau paskutinę vedom palinkėjimą visiems vakams, kad jie dar nemok skaityti. Ko tu palinkėtum? Nu, gal dar kiti maži tėbi, bet jau tiems, kuriems jau būtų laiks skaityti pradėti, kada nim gerą sektums, ko tu palinkėtum? Palinkyčiau daugiau knygų skaityti ir jeigu jau pavalgys, gali nemokytis, rytų užbaigsi. Va, tai reiškia, turėti kontrybės, jeigu šiandien nepavyka, siekti, kad pavyks kitą dieną. Tikrai, ne? Tai va, aš noriu padėkoti Viliau tau, kad šiandien atvažiavo čia, kad pašnekėję su manim, kad atviravo vedu, kad aptariau gyvenimą visą skaitomą. Dabar noriu pasakyti tau dar, kad ypatingai dėkavoju tau Vėliau, kad atveži tavim čia, kad nori, kad tu šnekėtum, bendrautum, kad pažintum knygą, kad būtum žingeidus, kad šveistumi savo gerumu ir darytum Lietuvą gražesnį. Ačiū tau, Vėliau, už pokalbį. Prašau.